Sveiki kolegos, šiandien noriu Jums parodyti, kaip siūti slystančius audinius. Tai šilkai, atlasai, kupra, pas mane yra mažas gabaliukas kupros, labai paprastas patarimas, kaip tai padaryti greitai ir kokybiškai. Pirmiausiai detalės sudedam gerosiom pusėm į vidų ir tas, kurias Jums reikia susisiūti. Turbūt viena iš sudėtingiausių dalių – tai tiesiai pažymėti susiuvimo liniją. Atkreipkite dėmesį, kai audinys yra slidus, netgi pažymėti tiesią liniją jau yra iššūkis. Va, štai nuo tokio mažo sujudimo, kaip važinėja visa ta jūsų siūlytė. Na, teks padirbėti. Kai siūlės vieta jau yra nubrėžta tiesi, lygi, detalių kraštai sutapdinti, segam tokias detalės būtinai smeigtukais įstrižai detalės susiuvimo linijai. Susisegiau smeigtukais, pasižiūrėkite, kokiais nedideliais tarpais reikėtų suseginėti detalės, nes taip geriausiai susitvirtina detalės. Smeigtukas įsegtas taip, kad jisai laiko vienoj ir kitoj pusėj, ten, kur jūs siūsit. Jeigu jūs suseksite smeigtukais didesniais atstumais, tie atstumai štai taip važinėsis vienas kito atžvilgiu. Taip, kad nepatingim kolegos ir susisegam. Sekantis darbas – susidaikstom per siūlės vietą. Daikstant, smeigtukų nepatarčiau išimdinėti, tegul jie pasilieka tol, kol jūs užbaigsite daikstyti visą siūlę. Daiksto dygsnio ilgis yra maždaug nuo 5 iki 7 mm. Tai reiškia, sudaikstyti reikia pakankamai tankiai. Dar svarbu siūlės pradžioje ir siūlės pabaigoje padaryti mazgą ir užtvirtinimą. Taip geriausiai laikosi detalės. Na, o kai tai jau yra padaryta, viskas smeigtukus išimam ir einam prie siuvimo mašinos. Siūti reikės irgi per pažymėtą siūlės vietą. Daikstus jūs tikrai lengvai išimsite po susiuvimo, bet užtas susisiūs gerai ir kokybiškai. Gražių Jums siuvinių. Su Jumis buvau aš, Ramunė Savilienė. Susitikim kitose pamokose.